Nebuvo Arkadijų tose, tik iš spaudos. Tai, ką aš mačiau einant skinus, kurie rašė tiesiai su raštais išdėstė skinhead lietuvišką rasę, tai kaip galima... Gerai, tai jūs manot, kad čia primeta jums nebūtus dalykus, tiesiog... Žmogus gyvena mitų pasaulyje, tuos mitus skleidžia pasaulyje jis ir jo bendrų daug, o mes gyvenam savo Lietuvoje. Mes niekur nesakėm, kad Lietuva tik lietuviams, tradicinės tautinės mažumų mum nemaišo, bet mes atvirai sakom, mes nenorim naujų tautinių mažumų. Turkų, kiniečių ar ko, kas susijęs su dideliu kapitalo pageidavimu milijonų žmonių. O ko jos gali sumaišyti? Nu tai palaukit, mesgi matom, kas darosi Vokietijoje, Prancūzijoje, kai kapitalas, kad nupiginti darbo jėgą, atsikėlė milijonų žmonių ir dabar tos tautos turi didžiulės problemas. Mes to nevarom Lietuvoje ir tikrai priešinsimės. Imigracijai priešinsitės? Taip. O tradicinės tautinės mažumos mums niekaip nemaišo. Gerai, mes turim Andrių Bielskį telefonu, Demos kritinės minties instituto vadovą. Labas vakaras, Andriau. Labas vakaras. Jūs su grupe žinomų žmonių kreipėtės į politikus, kad, na, tiesiog stebėdamiesi, reikalaudami pasmerkti visą tai, kas vyko kovo 11-ąją Vilniaus centre. Kodėl? Kodėl tokia reakcija ir kodėl jums atrodo reikia tą pasmerkti? Na tai, kiek aš girdėjau, daugelis priežasčių, kodėl reikia tai smerkti, buvo kolegos Vinokūro jau išsakyta laidoje, tai galbūt aš nesikartosiu, bet aš manau, kad iš tikrųjų reikia smerkti pirmiausia dėl to, kad, kaip jau kolega minėjo, tai yra atvirai rasistinė ir ksenofobinė propaganda. Dabar, ką čia žmonės sako laidoje, kad tai jie nesakė, kad reiškia yra, kad jie skandavo Lietuva lietuviams, tai yra netiesa, tai buvo akivaizdžiai ir tai turi akivaizdų rasistinį, ksenofobinį, kitas mažumas, tautinės mažumas neigiantį aspektą ir mes turime tą pripažinti. Ir kodėl reikia vis dėlto tai pasmerkti? Dėl to, kad Lietuvoje labai dažnai kalbama apie tą tautišką patriotizmą ir panašiai. Ir jis tokiais momentais labai pavojingai balansuoja ties tuo, kad yra, kad prieštarauja Lietuvos Respublikos konstitucijai ir įstatymams. Tai dėl to aš manau, kad turi valstybinės institucijos ir aukščiausia valdžia vienašališkai išreikšti tam tikrą poziciją ir sakyti, kad tokie dalykai vis dėlto Lietuvoje, Lietuvos Respublikoje bus netoleruojami. Dėl to, kad, kas toliau? Kas toliau, Andriau, kas toliau jūsų nuomonė? Mes matome, kad iš tikrųjų, kad tos eitynės jau trečius metus vyksta ir jos gausėja, jos tampa vis gausesnės ir agresyvesnės. Tai, dabar čia, kai spaudė, taip sakant, studijoje, televizijoje jų lyderius ir sakai, tai ką jūs prieš tautinės mažumas, žinoma, kad jie sakys, kad jie yra ne prieš tautinės mažumas. Bet čia ne tame esmė. Esmė yra ta, kokią žinią kovo 11 dieną, kai Lietuva švenčia nepriklausomybės atkūrimo jubiliejų, ar ne? Ir tokie dalykai vyksta ir tokia žinia yra siunčiama. Aišku, dėkui labai. Andriau, ačiū Jums. Aš iš karto įsiterpsiu. Vokietijos konstitucinis teismas yra nusprendęs specialių sprendimų, kad šūkis Vokietija vokiečiams nėra antikonstitucinis. Štai jums Europos mados. Tai Vokietija su savo baise nacistinė praeitimi. Lietuva yra maža tauta, čia nacizmo kažkokio apraiškų nėra gilių buvę. Kazimierai, jūs nemanot padaręs kažkokią klaidą ar blogą veiksmą? Jūs manot, kad tai yra viskas čia ir tą patį padarysit, matyti po metų? Tarp kitko, jeigu jau taip galvot, šitai eitynės kovo 11 pasidarė Lietuvos politinio folkloro dalimi, tos eitynės vis gausėja ir nenori su to reikia skaitytis. Kitas dalykas, kad viduje eitynių būtų daugiau kultūros. Gerai, Juliau, dar labai trumpai dėl to, kodėl pasirinkta kovo 11. Andrius sako, tikrai simbolinė lietuviams brangi data ir, galima galbūt tokiam šiek tiek radikalesniam pasireiškimui pasirinkti ir kitą dieną. Tai kovo 11 tai visų pirma pasirinkta todėl, kad tada buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybė. Dabar jeigu mes pasižiūrėsime, jeigu Lietuva nebus lietuviška, Lietuvoje nebus lietuviškos tvarkos, tai tada neapsimokėjo atkurti tos nepriklausomybės. Gyvenom Tarybų sąjungoje, ten, sakykime, buvo turtinga valstybė, taip toliau, sakykime, ten visa kita, tai kam tada ta maža lietuvėlė? O va tam, kad čia ta tauta lietuvių jaustųsi kaip savo namuose, kad galėtų kalbėti, dainuoti, mokytis lietuviškai. Ir nepriimtų nei vieno imigranto.
Ne, mes nekalbam dabar apie priimti imigrantus, ne, tiesiog riboti masinę imigraciją, o tarp kitko Lietuva lietuviams, lietuviai Lietuvai skambėjo. Kažkodėl šito žiniasklaida nemini, o lietuviai Lietuvai dabar būtent reikalingi, ne Airijai, ne Anglijai. Ir iš tikrųjų mes turim baisę emigraciją. Tai čia tas šūkis netgi buvo anti-emigracinis. Tai, na, vis dėlto, tie žmonės sako, kad nėra čia jokios problemos, jūs patys dramatizuojat, galbūt jums reikia priešą susirasti ir taip save galbūt sureikšminti per daug. Na. Žinot, čia sėdė tiesiai žaliai šviesiai ir sako mums, kad taip nebuvo, kai visi įrašai rodo, kad tai buvo ir tai buvo sakoma. Tai dabar galbūt pereikim prie kito dalyko ir su ponu Julium norėčiau paklausyti, kaip jūs įsivaizduojat, kai jūs kalbat apie lietuvius, ką jūs turite omeny? Vien tik lietuvius ar ir žydus, ir lenkus, Lietuvos piliečius? Ką jūs turite omeny? Ir ką jūs turite omeny, kalbėdami apie lietuvišką tvarką? Kas tai yra? Tai lietuviška tvarka visų pirma, kad ką mes turim tautiniai valstybei, tai yra, kad būtų valstybinė kalba lietuvių, kad būtų papročiai lietuvių, kad būtų mokyklos valstybinės lietuviškos. Na, kad... Tai visą tai mes jau turim, tai kame problema? Bet kur čia iš tikro problema, sunku suprasti. Ar tai reiškia, kad žydas ar atvažiavęs, nežinau, vokietis, jis negalės pagal savo papročius kažkokią šventę švęsti? Ar kur čia yra problema? Tai vėlgi problema čia, aš manau, kelia daugiau žiniasklaida ir kai kurios visuomenės grupės. Mes nekeliam problemą, mes tiesiog sušukom keletą kartų Lietuva lietuviams, bet buvo daug kitų šūkių. Kodėl eskaluojamas būtent šitas? Tai, kad jie buvo, atleiskit, tai, kad jie buvo. Tada reikia skirti. Ir ministras pirmininkas Andrius Kubilius labai teisingai pasakė, kaip čia atsitiko, kad šovinistai perima patriotizmo, Lietuvos patrioto sampratą pasisavina ir naudojasi fašistiniams tiklams, rasistiniams tikslams. Tai ponas Andrius Kubilius taip pat lietuvis. Tai ką su juo darysit dabar? Kazimierai, čia dabar galima politikoje. Kaip jūs vertinat, jis sako, kad diskredituoja jaunimas patriotizmą. Aš pasikeisiu, Lietuvoje yra liberalus visuomenės sparnas, kuris ir uždarose vietose ir atvirai sako, kad dalies lietuvių išvažiavimas yra visai gerai. Ta aš girdėjau iš Lietuvos Respublikos prezidentės, kad Lietuvoje turi likti 60% lietuvių. Tai yra kas ketvirta. Prezidentė taip sakė? Taip, susitikime su audito komitetu. Su audito komitetu buvom susitikę, prezidentė pasakė, įsikalbėjom apie migracijos problemas, pasakė, kad pamirškit, kad Lietuvoje yra 82% lietuvių, turi likti 60%, visus kitus atsivesime iš rytų dirbti. Tai prieš tokią politiką aš tikrai prieštarausiu visais įmanomais būdais. Ir štai šitie žmonės, kurie ateina su meilė Lietuvai širdyje, aišku, su jaunatviškom klaidom, aš tikiuosi, kad jie išmoks, tai yra tikra mano tautos atrama. Tikrai ne prezidentė ir tikrai ne pusiau liberalus Kubilius. Jūs manot, Lietuva turėtų remtis tai žmonėms, kurie tą dieną mes esame žygiavo? Normali tauta su visais reiškiniais, kokie yra tautose, tame tarpe ir su tam tikrų nacionalizmų. Kitaip neapsiginsime. Ir su nesantaika tautinė. Ir su nesantaika. Aš pasakiau, tradicinės tautinės mažumos mums jokių problemų nekelia. Naujų tautinių mažumų mes nenorime. Gerai, tai Juliau, štai žiūrėkit, radikalūs nacionalistai, Delfi komentaras, radikalūs nacionalistai turėtų būti savo programoje nuoseklesni. Jei Lietuva lietuviams, tuomet reikėtų uždrausti ir kitų šalių prekes įvežti Lietuvą. Na, Rusijos tam tikri... taip išvedė? Komentaras yra Delfi. Palaukit, ar mes taip sakėm? Ne, bet aš klausiu klausimą. Juliau, na, yra tarkim ir toj pačioj Rusijoje kai kurie jaunimo judėjimai, kurie sako Rusija rusams ir, na, galbūt boikotuoti importą tam tikrų prekių kitų valstybių. Tai jūsų požiūriu, na, priimtina tai ne? Na, čia žiūrint, aišku, kokiam kontekste, iš tikrųjų svarbiausia, aišku, palaikyti savo gamintoją, tai yra labai svarbu. Pirkit prekę lietuviškai. Taip, buvo labai gražus šūkis, dabar jisai kažkaip tai privengiamas labai. Bet iš tikrųjų mes gyvenam pasaulyje tokiam, kur yra eksportas, importas ir nuo to nepabėgsi, viskas tvarkoja. Mes nesakom čia užsidaryti bakūžėse 19 amžiaus, valgyti tik tai savo keptą duoną, sakykime, ir taip toliau. Tai nėra, mes taip nesuprimityvėme. Mikolajus komentuoja Delfi, šitą jaunimą reikia gerbti, jam dėkoti ir padėti, kad jis nenusuktų į lankas. Kas tokiam amžiui būdinga? Jie patriotai. Argi tai blogai? Ką atsakytumėte, Arkadijau Mikolajui? Jeigu patriotai yra tie, kurie kovoja už Lietuvos laisvę, pripažįsta Lietuvą, Lietuvos ir supranta Lietuvos tautą kaip Lietuvos piliečius, o ne etninę daugumą lietuvius.
jeigu ta tauta yra ir taip pat visos mažumos, taip pat ir seksualinės mažumos, ir taip pat yra, tarp kitko, dauguma iš jų yra lietuvių kilmės, tokiu atveju mes galim susitarti dėl patriotizmo sampratos. Bet jeigu patriotais save laiko tik tie, kurie tiesiai šviesiai viešai skanduoja ir skleidžia neapykantą kitam, tai nėra nacionalizmas, tai yra fašizmas. Kitokių apibūdinimų nėra. Gerai, bet vienas sako, kokiais žmonėmis turėtų remtis Lietuvos valstybė, Lietuvos ateitis? Jeigu tokiais žmonėmis, reiškia tai, ką mes matėm, per tas ateinės remtis, mes turėsim labai greit fašistinę ir valstybę ir diktatūrą. Tai tada Leiskite, aš pabaigsiu, aš jūs nepertraukiau. Ir čia man labai įdomus Vytauto Radžvilo filosofo pozicija, kuris perspėjo apie tą garsų išliaužiantį liberalizmą kaip grėsmę. Aš tai negirdžiu pono Radžvilo perspėjimo dėl šliaužiančio fašizmo Lietuvoje. Kai net ne mažuma, yra šiuo atveju kol kas mažuma rasistų, bet tylioji dauguma, kuri valdininkų tarpe, galbūt ir politikų tarpe, čia sėdė šalia politikas, kur mane tiesiai čia prieš kamerą viešai apkaltino pasaulinių sąmokslų, nors aš esu žydų kilmės lietuvis, Lietuvos pilietis, kovojęs už tą Lietuvą dar sovietų laikais ir sėdėjęs už tai kalėjime. Reiškia, bus labai sunku apkaltinti mane nepatriotizmą. Aš prieš 10 metų grįžau namo iš Švedijos ir gerai, bet čia gal asmeniškumas. Čia kaip pavyzdys. Ne asmeniškumas, čia informacija. Čia rimta informacija tam, kad parodyti, kad dauguma Lietuvos etninių grupių liko Lietuvoje, nebėgo Lietuvoje ir tą patį. Gerai, trumpai. Švedijoje, jūs gyvenote ilgai Švedijoje. Tokia akcija praeitų, kaip sureaguotų? Tokia akcija yra prieš akciją. Jeigu eina ten, sakysim, Karolio 12 šventimas, Švedijoje tai vadinasi, eina rasistai ir jie tikrai, jie sąžininkai rasistai, nes jie nebando apsimesti ko kitų. Yra rasistai ir taip ir sako, mes esame rasistai. Bet po to eina kita demonstracija, antidemonstracija, didžiulė, kiek daug didesnė. Ir visos valstybiniai politiniai lyderiai pasisako prieš, yra švietimas mokyklose, kur sampratos sustatymas į savo vietas. Kas yra patriotizmas, kas yra fašizmas. Gerai, tai man iš tų eitinių, tokia pirma išvada, pirma emocija buvo, kad mes Lietuvoje galim greit sulaukti panašiai, kas vyksta vakarų valstybėse, tų susidūrimų, tokių agresyvių susidūrimų globalistų, nacionalistų. Kazimierai, gali tokia perspektyva. Šitą eiseną tapo tradicinė, jinai ir toliau vystysis ir vis daugiau šaligatviuose sveikinančių žmonių. Kitas dalykas, kad eisenos viduje, kiek įmanoma siekti politinės kultūros. Tai tam aš ten ir einu. Ir kai ką pasiseka. Disciplinuoja tą jaunimėlį. O jeigu ponas Arkadijus mane kaltina kažkokį tai iškreiptų nacionalizmu, tai taip, aš esu nacionalistas lietuvis, bendrauju su visais kitais lietuvos žmonių tautinių mažumų atstovais, savo tautas savaujančias. Man atvirai nepatinka žmonės nežinantis, kokiose tautybės yra ir veikiantis dvigubai standartai. Sakysim, jeigu Lenkų mažumos žmogus Lietuvoje yra prieš gėjų eitynės nusistatęs, tai yra už gėjų eitynės, bet Lenkijoje prieš gėjų eitynės, tai dvigubai standartais man netinka. Arba jeigu ponas Arkadijus, sakysim, čia mūsų auklėje, kokie mes turėtume būti viduj tautiniai lietuviai, bet nenuvažiuoja į Izraelį ir nepasako, kad jūs nestatykite nelegalių savo sodybų Palestinos žemėse. Tai jis yra dvigubų standartų žmogus. Gerai, bet jis sako, kad visą tai, kas vyksta Lietuvoje, yra šliaužiantis fašizmas. Šliaužiantis fašizmas, kas už jūsų, Arkadijus sako. Sekundė. Jūs turbūt mano straipsnį neskaitot. Aš kaip tik kritikuoju Izraelio politiką. Bet Lietuva yra mano valstybė ir mano tėvynė. Tai gerai, prašom, gyvokit. Aš bendrauju tame tarpe ir su žydų bendruomenės dalimi didelį, ypatingai su Kauno žydų. Tai turbūt nuo šio jūsų lankymosi maršę daugiau su jumis bendrauju. Ne vieną kartą bendravau ir ne vieną kartą buvau. Atvykote į karštą vakarą. Dėkui diskutantams. Tikrai aktuali, svarbi tema. Ačiū šią laidą žiūrėjusiems. Karštas vakaras kiekvieną darbo dieną, pirmadieniais ir ketvirtadieniais, be 5:30 vakare. Mes esam Facebook'e bei pasiekėme elektroniniu paštu. Likit su Baltijos televizija.